kas pats savęs. Maironio gatvė mus iškėlė, čia buvo namas toj gatvėj, kurie eina išilgai čia. Mes jame gyvenom. Ir 40 metais iškraustė iš to namo. Ir tada persikraustėme į Maironio gatvę. Tada buvo Maironio 5 ar 3, neatsimenu. Ir tas namas iki šiol stovi. Vat ir ten tas stalas stovėjo, kambariukas buvo toks turbūt nedidesnis, stalas vidury. Čia ir pamokas ruošdavom, ir valgydavom, ir visas gyvenimas vyko ant to stalo. Čia buvo liustra tokia. Čia? Ne, čia žinoma virš to stalo. Vokiečių laikais dar prie liustros kabėjo cukraus gabaliukas, kad pažiūrėjus būtų saldu gerti arbatą, nes nebuvo. O čia kokia graži nuotrauka. Čia labai graži. Dievas, koks gražuolis buvo mirtis. Ir žiūrėkit, koks vyras. Kaip dabar būtų, tai koks, žinai, Holivude tai išvis žvaigždė. O Ieva kokie būtų? 64 metai. Bet Gerardas yra kitokio gimio. Vis tiek pasakykit. Nu jūs panašesnis į močiutę. Nu mūsų figūra. O tėvas panašesnis į dėdukas. Balsas mūsų vienodas. Čia yra paskutinė mūsų nuotrauka 9 metais, kada mes sodinom ąžuolyną. Va šita man tai mirtina nuotrauka. Pažiūrėkit, kokia nuotrauka. Čia va dėdė Gerardas sakė, jisai ir fotografuodavo visada. Čia mano yra nuotrauka. Dauguma čia mano nuotraukų yra. Mano čia, aš taip mėgau tą. Pilės templės. Vadinasi. Kuri čia iš jūsų... Čia Audra čia. Pagal veido bruožų tankumą. Ne, rimtai. Mano akis yra truputį toliau, o Audros viskas taip truputį labiau suspausta. Ir buvo komfortas didžiausias, kai mes įstengė Algirdas nusipirkti Ryga 10, šitą radijo imtuvą. Apie televiziją tai nebuvo kalbos. Šita mirtina nuotrauka. Aš ją atsimenu, bet aš... Nu, čia 37, čia šitie du besidžiaugiantys vaikai, tai mes su Algirdu. Džiaugiamės, kad yra kalėdos, kad yra eglutė. Aš jau, matai, gavau dovanų matyti šitą medinį arkliuką. Man čia 2 metai, 37 metais nuotrauka. Algirdui tada 5. Šią iškilmingą popietę. Sveikinuosi su visais, mėly žmonės, brangus kaišiadoriečiai. Įtariu panašiai pasakytų Jo Ekscelencija Brazauskas, kreipdamas jūs visus susirinkusiosius. Deja, jau metai laiko, kai jo nebėra, ir mes vykdydami jo valią ir norą šiandien atidarysime Brazauskų namą muziejų, kuriame jisai ir statė šitą namą kartu su broliu, gyveno jo tėvai, daug laiko čia praleista. Iš tikrųjų, prieš metus mus ištiko didinė netektis, prarandant tokį žmogų, kurio reikėjo visai Lietuvai. Žmogus buvo žinomas ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Rytų Europoje. Ir jo padaryti darbai per 22 metus, keletą metų iki nepriklausomybės atgavimo ir 20 metų gyvenant nepriklausomoje Lietuvoje, turbūt yra patys didžiausi, svariausi ir vertingiausi. Ir man labai džiugu, kad pavyko per metus laiko susitarti ir su Kaišiadorių miesto savivaldybė. Jie aktyviai labai prisidėjo. Ir šią popietę mes atidengėme šį namą muziejų. Tikiuosi, jisai bus lankomas, tikiuosi padaugės čia ir eksponatų. Ir ne tik bus mėgstamas kaišiadoriškių, bet ir kitų Lietuvos žmonių. Ateis, pasižiūrės, kaip Brazauskas buvo, koks jis buvo ne politikoje, tai atskleis nuotraukos, kažkokie video siužetai. Taip kad labai dar kartą dėkoju, kad jūs radote laiko šį laisvą šeštadienį atvykti čia. Ir mums tai yra didelė šventė matyti tiek daug žmonių čia Kaišiadoryse. Šiandien Liepos 2 diena svarbi visiems kaišiadoriečiams. Įžengėme pro Brazauskų namų muziejaus vartus. Daugiau nei 50 metų praėjus nuo namo pastatymo, šiandien šis namas yra kaip kaišiadoriečių, Brazauskų šeimos ir Lietuvos prezidento užaugusio mūsų mieste simbolis. Dėkoju visiems, kurie istoriją kūrė ir tęsė ją šiandieną. Gerbėmiai, norėčiau atlikti dar vieną garbingą misiją
Tai yra paviešinti tarybos sprendimą, kuriuo suteikiama Algirdui Mykolui Brazauskui garbės piliečio vardas. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir Kaišiadorių rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo tvarkos aprašų patvirtintų Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sprendimu bei atsižvelgdama į Kaišiadorių rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo komisijos 2010 m. kovo 10 dienos sprendimą Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba nusprendžia suteikti rajono savivaldybės garbės piliečio vardą Algirdui Mykolui Brazauskui. Labai džiaugiuosi, kad liks tokia vieta įamžinanti Brazauskų šeimos gyvenimą. Ačiū Jums. Tai labai ačiū Kaišiadorių savivaldybei, bet mes galvojame, kad toks garbingas tos regalijos turėtų būti eksponuojamas šiame muziejuje. Rinko prezidentu ir išrinko labai ryškią daugumą. Išrinko niekieno nespiriama, o dėl savo įstikinimo, manydama, kad šitas žmogus bus tinkamas tam vadinamajam pereinamajam laikotarpiui, perėjimui iš vienos sistemos į kitą, iš vienos santvarkos į kitą. Ir jisai tai įrodė. Įrodė savo dideliais kasdieniais darbais. Nesvarbu, kas jisai buvo, ar partijos vadovas, ar prezidentas, ar vicepremjeras, galų gale Seimo pirmininkas jis irgi buvo. Visur jisai veikė, dirbo ir nudirbo. Ir tą progą vienas syk aš jį pavadinau svetimai žodžiais homo faber. Tai yra veikiantis, dirbantis, kuriantis žmogus. Pastatė patį savo rankomis iš tų blokelių. Tada dar buvo naujiena, paskui tas paplito. Tai va štai tas pirmas darbas, pačių darbas. Tai yra pats geriausias simbolis. Kaip pradėjo, taip ir baigė. Dirbo, kol galėjo iki paskutinės minutės, iki paskutinės sekundės. Ir Lietuva tikrai jį tinkamai pagerbė ir dar pagerbs ir ilgai, ilgai atsimins. Ačiū. Kalbant apie Kaišiadorius, man visą laiką atminty iškyla du iškilus kaišiadoriečiai. Tai Algirdas Brazauskas ir kardinolas Vincentas Latkevičius. Ir man teko būti liudininku, kaip Algirdas Brazauskas, dar nebūdamas prezidentu, kaip jis su kokia meile kalbėjo apie kardinolą. Jie viens kitą labai gerai suprato, jie viens kitam labai gerai tiko, kadangi jie buvo abu labai nuoširdus, kilnus, geri žmonės. Aš minėjau, kad Algirdas Brazauskas, jau būdamas prezidentu, jau jis sugebėjo užkariauti daugelio didžių pasaulio veikėjų širdis. Paminėjau ir Billą Clintoną, ir Helmutą Kolį, ir Lechą Valensą, ir kitus. Aš nepaminėjau Michailo Gorbačiovo. Man teko būti liudininku, kaip Algirdas Brazauskas su tuo tikrai labai prieštaringu, labai stiprių, ryžtingų lyderių, kuris mėgino išvairuoti tą didelę imperiją, pakeisti ją, reformuoti ją. Ne viskas jam sekasi, bet daug kas jam ir sekėsi. Kaip jie gerai suprato viens kitą ir kaip dėka šito supratimo tie smūgiai, kurie neišvengiamai tuomet iš Maskvos reakcionierių, Michailas Gorbačiovas nebuvo jų stovykloj, vis dėlto buvo švelninami. Ir jeigu ne tai, ko gero mūsų kovo 11 būtų visai kitokia ir mūsų kelias nepriklausomybė būtų pažymėtas žymiai tragiškesniais įvykiais. Šitas namas, pirmasis namas, kurį pastatė kartu su broliu Gerardu Algirdas, tai buvo pirmasis, bet toli gražu ne paskutinis. Ir prisiminus, kiek daug jis pastatė Lietuvoje, o negriovė, galima pasakyti, kad kaišiadoriečiai gali ir turi kuo didžiuotis. Ačiū.
kadangi tema šiek tiek nukrypo į statybas, tai manau labiausiai apie šio namo statybas ir praleistus metus jame žino brolis Gerardas. Taip, jau tėvų nėra, jau Algirdas išėjo Anapilį ir man tenka pasidalinti tais prisiminimais. Atėjo tragiški 40-ieji metai ir naujoji tarybų valdžia paprašė mūsų šeimą iš to namo įsikelti ir mes įsikėlėme į namą, į mūsų mamos tetos namą. Maironio gatvė tada buvo 5, dabar nežinau, koks ten numeris, turbūt tas pats. Ir štai šitame name gyvename ir vokiečių okupacijos metais, ir pokario metais, iki kol mes baigėme institutus. Baigiant apie namą, turiu pasakyti, kad tėvas mirė mūsų 97 metais, jam jau buvo 91 metai beveik, ir jis paliko mums šitas visą savo turtą pusiau, tačiau jau ir tėvas dar gyvas būdavo, jisai pasakė, tik jūs neparduokit šito namo, o čia galima bus įrengti muziejų. Ir labai džiaugiuosi, kad šitas namas dabar yra toks ir kad jame bus Algirdo ir galbūt visos šeimos muziejus. Ten buvo aikštė ir ten buvo visas sporto gyvenimas toje aikštėje. Ir krepšinis, futbolas, tinklinį žaisdavom prieš vyskupiją, ten šitam sode parke būdavo tinklinė aikštelė. Ir maudydavomės ten dar vyskupo durpynas, buvo taip vadinamas buvo vyskupo durpynas, kuriame pažaidę tinklinę eidavom įsimaudyti. Jo dabar nėra. Ar jūs dabar leidžiat moksleivius į kiną eiti? Leidžiat. Tada neleido moksleivius eiti, tai mes tada smukdavom, kada jau prasideda seansas, nes būtinai salėje sėdi koks tai ir mokytojas. Ir jisai pastebi, po to sako, tugi vakar buvai kinė, kodėl? Tai čia apie tokį gyvenimą, bet aš apie politinį tą gyvenimą ir apie tą Algirdo politinę drąsą, tai galiu pasakyti, kad aš manau, kad tas jo toks drąsos pasireiškimas, neeilinės politinės drąsos pasireiškimas tarybiniais laikais, tarybiniais metais, tai buvo 89 metų partijos suvažiavimas, kur buvo Lietuvos komunistų partija atskirta nuo Tarybų Sąjungos komunistų partija. Partija tai ne ta partija, kuri dabar, tai buvo valstybės valdymo organas ir jisai buvo priekyje tų, kurie vis tik tai padarė pirmąjį žingsnį į nepriklausomybę. Tai šito mes turim niekuomet nepamiršti ir visuomet atsiminti. Ačiū, gerbiamam Gerardui, už tokius šiltus prisiminimus. Paskui muziejų pasižiūrėti, tai dabar muziejaus direktoriui teiksiu. Nerekonstruotas jis buvo jaukus ir šiltas, o dabar jisai jau tikrai tinka ir muziejui. Ir pasakysiu dar, reiškia, save pagirsiu, jeigu galima, kad kadangi, reiškia, visa ta rekonstrukcija vyko santuokos metu, nors ir testamentai surašyti, bet turto dalybos yra turto dalybos, tad man pusė šito viso turto pagal įstatymą priklausė. Bet aš notariškai parašiau ir pasirašiau, kad kadangi čia yra numatytas muziejus, aš tą savo pusę atsisakiau Mertinienės naudai ir be jokių pretenzijų ir ateityje ir vienu žodžiu, kad tas muziejus priklausytų vienose rankose ir jisai būtų, reiškia, gerai prižiūrimas ir čia būtų ilgus gyvenimo metus lankomasi ir džiaugiamasi, kad buvo išaugintas toks žmogus kaip prezidentas. Dar kartą dėkoju visiems atvykusiems, visiems kalbėjusiems. Ir atsikirpkit po gabaliuką juostelės. Atminčiai. Palaiminkit šiuos namus, kai palaiminai šventųjų patriarchų Abraomo, Izaoko ir Jokūbo namus, tarp šių sienų te gyvena tavo šventieji angelai, saugodami šiuos namus ir jų gyventojus ir lankytojus, to prašome per Kristų mūsų viešpatį. Na, dabar kviečiu atidengti memorialinės lentas. Nu, dar kart visi galite paploti. Tai dabar kviečiu visus į vidų, nepasididžiuokit, prašom, pasižiūrėkit, aplankykit muziejų, prašom.
Thank you.